Blemba šalta, tai Lietuvoje reikėtų šiek tiek pakeliauti, kur šilčiau ir kiek mes čia dar tai Lietuvoje filmuosim. Įpilk šiek tiek saulėgrąžų dar. Vis daug tolga. Nu ar tiek daug liepiau? Blėd, kaziukai. Davai pažygiuojam šiandien. Nežinau, nu ir tikėk, nu ir netikėk, bet ir Lietuvą tu gali pasijust kaip užsienį. Mes turim ir Londoną, ir Paryžių, ir Berlyns, ir tikrai paslink tėti. Tai šiandieną veiklos turėtumėm, jeigu sutinki. Sakai, po Londoną praeit? Bet tai net nėra Lietuvoje, Londonas yra Londone. Na, geografija tikrai nebuvo jo stiprioji pusė. Tai sakai, nori žygį praseit. Žiūrėk, Kaziuk, aš tau paaiškinsiu. Yra 3 dalykai, į kuriuos žmonės nežino atsakymų. Kas atsirado pirmiau, višta ar kiaušinis? Kas atitinka po mirties, ane? Ir dar žmonės mėgsta klausti savęs, ar yra kas nors, kas už mane greičiau praeitų žygį. Aš esu įrašytas į Merlino raudonąją knygą kaip greičiausias ėjikas. Nehergus, todėl jeigu tu ir būs kažkur įrašytas, tai po 30 metų į išnykusių gyvūnų knygą, nebent kažkoks tai rūšį, bet nu tikra nei raudonui nenori netikėk, galim lažinti. Nu tai prasieną, nu tai gera, lažinamės. 5 štukas. Ką sakai? 5000. Nu, tu turėsi? Ne, gal nu tiek neturėsi tikriausiai. Tai gal mažinam iki 500. 500. Galim iš 5 eurų. Pizdu, galim iš 5 eurų susilažinti, jeigu nori. Nu 500 tai bus per daug, nu tai popietak šitą pradžią čia peraitų. Tai dabar ko todėl liepiau, kad mašiną padėtų į parkingą pastatyti, kad būtų normalia. Ir aš pradėjęs kelionę, tada tais iš paskos prisijungs, nes noriu žinok greičiau išėti. Pradėjom žygį ir, nu, su todėl susilažinom, kas ir iš mūsų tas tigrų žygėjus. Ons tai kur toliausiai nužygėjom iki Magadano ir atgal. Tai tikrai nevarysiu aš ten nei į Babiloną, nei kažkokį ten Angliją ar Londoną, ten kurį sugalvoju. Lietuvoje nėra tokių kaimelių ar miestelių, tai ką dabar padarysim, tai varysim pavalgyti, reikia Kauno dar grįžti. Su vienu artimu matytų, su tokiu pažįstamu susitiksiu. Turėsim šiokios tokios veiklos, tai įdomaus jums žiūrėjimo ir laukite naujienų tikriausiai. Nu, aš pagal tų Šveicarinų ir esu jau 4 kilometrį. Čia temperatūra yra -3 ant popieriaus, bet jutėmin yra kad -7. Nu, bet jau aš išmotas, aš montų raudonų žondų į kreivų akių, tai ir tas šaltoks, tai atidum, kad reikės po naktį išmiegoti, nes nu, per dieną tikriausiai neapėsiu aš tus 40 km. Tai bandysim kažkur ir išmiegoti paskiau. Ko aš norėjau pasakyti, kad iškart nepuoliau šitų Šveicariją, nes nu, aš žinau, pasiliks, kad paskutinį tašką, kadangi nu ten pradėjau, tai ten ir užbaigsim visko. Ir išėjom iš tų Šveicarijos, tai dabar artėsim link Paryžiaus, meilės miestą. Nu tu blemba, bet tai taip, nes jis atėjau į Paryžiuolę. Pirmą nesėkmė. O pelėms negal važiuoti vidų. Ir negana to, kad čia turėtų būti Paryžius, ne pagal visko. Žiūrėk, kas šį. Bet tai čia turėjo būti tas pats gražiais miestas, kur ten visi važiuojant, tipo, savo Valentin dienšvesti į Varpsą, tai kazys. Tai dabar vat ir toks maršrutas. Šveicarija, nu, pamatėm šiek tiek iš šūną. Jie nauda sugrįšim gal aišku. Kultūrinčiuok, tai dabar irgi nežinau, ar Varpius, ar Paryžių patyriau. Nes Paryžiaus tai tikrai neradau. Nu, niek čia nėtus Varpius, senam tiesiog Franus ir kita mūsų stotelė ir Londonas, kas jau įdomias komb. Jeigu aš šiandien norėčiau nuėti bent 25 km, kas būtų labai daug, nes norėtų 15 beliktų. Tai galvojau, tiek visko parodys Šveicarijai, pamatys Paryžių. Ai, galvojau, parodys ir Šveicarijai, Paryžių, oi, čia būsim, nežinau, kelionių guru.
Varpus te parodžiau aš jums šiandien. Nu, dabar reikia savo amžiaus standartus išlaiks gerai ir kažin da sukinysim. O, Ronkienis dar ir stabdis. Kaukaziukas keliauja, atvykom net nuo dvarą ir užsisakėm kastinių. Na, po to mūsų laukia kugelis. Matau, kad jo neužilgo temsta ir reikia žiūrėti, kur per naktį pasilikti. Šiandien London jaučiu nepasieksim, bet rytų užtat nuėsim, tai tiesiog reikės daugiau pasivaikščioti. Nu, Tadi, ko apseks tavi, kuris jau nueis? Nu, kugelį atnešė? Kugelį užsisakė? Plauku, tai kur tu čia esi? Čia vietinis tas kelias buvo ir mačiau, kad praeitį ant priekį, tai galvoju. Ai, tinas, jo, aš mačiau irgi ten nupirkęs kelios, kad pardavinėjai tinas tus maisto gaminčių. Iš balso atrodo, kad kažkokiam restaurant sėdi ir kit žmogus pasakė, kad o, kugelis. Ne, taip, baig juokas, tai aš mačiau, kaip nuėjai, tai aš to, žodžiu, paskui perskambinsiu. Aš jau būčiau pasiimti ant to kugelį, bet žinau, norėjau greičiau išėti. Viskas gerai. Nu gerai, perskambinsiu paskui. Lemba gersiai, brolis Tadi. Nu, niekad nepaliks ant likimo lietais. 12 km. Na, jau ir sutėjom, jau ir bata. Turim 5 valandų, tik 12 km, nu, kuom labai nesidžiaugiu. Bet išlindom į toj gražių vietų visai. Įkame ir Bayeris, nu, padarys tokį apibendrinam. Ten, kur žadėjau prieš tai pakelti ir, nu, nufilmuoti tavo karjerą, kas ten vyksta. Net nesileido pasiruotant filmuoti, išmėti iš karto rodyti drones ir sakti po jokių keliam. Tai jau vieš ten da turėjau vėti ir grįžti iki čia, kur dabar esu. Ir aš galėjau čia žymiai greičiau atsidurti, aš galėjau vėti teisę per mišką. Bet tai tų magistralį išlenda, nu galvoju, jas palei kelią bus paprasta. Ir aš galvoju, kada man tų mišką šuok ten, aš pagal tą magistralį ir visur tvorą įstatyti, kur tu neperlipsi. Aš galvoju, ko iš čia teiks lepat, kad tau tvorą tu iki ilgas padar, nes kokius 4 kils jau tiesiog, nu, magistralį, nes tvar buvo. Ir paskiau da šotmanybės mėginiau, kad nu gyvūnų į tą tvorą įdėt. Tai nežinau, kodėl aš anksčiau apie to nepagalvojau. Na tai šį žygiaus dėjantis čia ir baigsis. Esam visai netoli to Londono ir, nu, tiesiog nebnoriu toliau vėt, nes, nu, nelabai ko nufilmuosiu aš naktį. Tai šiandien tiek būtų iš manęs ir susimatysim jau rytoj. Tai kol pabudome ir kelkėmės, yra apie -5 šaltinu. Bet jau ir prašveitai, aš noriu greičiau pradėti ėtus likus kilometrus, tai šiaurėje nors tai atsirasim kažkokį vietą ar laužą vietą ir pasidarysim valgyti. Kažką prekištų mėgmaišį išliep, nors įkap nedur, nes tam mėgmaišį labai šalti ir, bet reiktis jau rinktis daiktus įrėt, nes, nu, da nemažai ir nuėti apie 2-5 km. Ai, bet to reikės ir tam, tadėliau paskominti, iš vis nežinau, kurant dabar ir kurant laikos. Skap ir kartu vienam to žygį rungtyniaujam. Ir priėjom to informacinį lentelį, tai čia rašo, ko X-Games galėjom suteikti arba galėjom suteikti ir jau praėjom. Tai čia ir Berlynas, Londonas, Paryžius, Varpių kaimas, Šveicarija ir mes dabar einam į Japonų kaimą. Nors ten net nemačiau, kad toks įrišas. Tai esam į to Japonų kaimą ir... O dėl to Paryžiaus aš kažką pradėjau tikėti, kad aš ne iš tą pusę nuėjau. Nes, kaip žiūrėjau, nutrauks tas ženklus visai kitų vietų turėjo būti, kad Paryžius parašyti. Aš tik tų Varpų kaimą radau, tai... Nu, tai klausau. Aha. O tai kokiam tu eis dabar kilometrų? O tai ką žinau, jau ir viskas. Kai Londono sostinė.
prie London tu jau? Jo, aš iš Londono. Ai, tu praėjai Londoną. Aš nesnidais, man da trūks iki kelių kilometrų. Tai jo, aš atsipūtęs jau nuo ten. Nuo pradinio taško. Ir mes beveik priėjom Londoną. London turi 13 gyventojų. Tik ta 13. Nu, tu jau nuėsi tuo London. Aš labai tikus, kad nešnekės angliškai, nes aš nesusišnekės manas. Ir mes esam Londone. Nu, labai tikus, kad nebus eismas iš dešinės. London Sprats. Tai prieš paskutinį vietą pagaliau. Dabar nuėsime toks didelis karjeras. Tikslų neatsimint pavadinam. Mačiau daug nuotraukų ir apie nukeltą. Ir manau visai gerą vietą bus pavalgyti, jeigu išės, nes jau kiek beveik pusantros valandos dar niek neturėjau burno. Londone nebus. Žinau, nebus man vietos, nes Vestrops ir išparsta, net jau ten niek nebepastatys. Nu, Wikipedijos duomenims 13 gyventojų tetur. Nu, bet žymiai daugiau trobų ir ten nemanau, kad vien žmogaus 3 trobų nupirks. Tai gal jau tipo šias metas ir žymiai daugiau, nes ten buvo 21 metų duomenims. Tai manau, kad jau bus daugiau atsiradę. Nu и прием карьер. Čia tai karjeristą dirb. Čia sakė, tim, kad kai įsidarbini parduotuvį kokį, sakė, siūlom karjer galimybės, tai čia atvažius. Sako, va dabar liepst karjeras laiptas. Turim 2,5 kilometrą per 5,5 valandų. Ir mūsų virtuvėlė šiandien bus itališka dovana. Kumpis sūris, nu toks sumuštėjinis gausis. Turiu tų dujinių viryklinių tonas pasišildysiu, tai tiesiog stebėkit procesą ir pačiam įdomu, kaip gausis tas sumuštėjinis. Dabar yra 11 valandų. Nu va, turim porą gabaliukų. Kazbeko sūris. Ir neapsluoksniau dar kumpės. Nu, berek suviniuoti į foliją berek suviniuoti ir galėsim bandyti nulydyti ir šildyti. Kaip keista atrodo, toks klecks nu to duinelė.
Nu, tas sumuštinis fulkas buvo iš visų mūn gaminių pačių diniausias. Nu, tai kampelė tai okei, nuvalgo menį. Bet tų vidų ir ten aš net ir nusipjoviau tus degys, tus sudegus dūn. Vis tik tas marvės liks, steps mirdi, neišiant suvalgytana. Tai dabar esam 2-3 kilometrį ir jau neapnori timt gumus, einam teisiai pagrindiniai taškai į Šveicariją. Tai einam ten ir tikriausiai gal kokie Šveicarijoje ir sustiksim jau. Nu jau 33 kilometrą. Pasirinko atpertus geležinkelį bėgti, nes man rūca neteisė iki Šveicarijos nugabens, mums nereikės niekur beklaidžioti. Todėl jau koordinacijas nusiunti, kur sustiksim. Ir labai tikus, kad aš pirmas atės į to finish, nes tad man network pakels 5 eurus. Ir mes esam 3-9 kilometrį. Jau esam prie Šveicarijos, vos ne kaimelį pačiam. Tai kol dabar einu į susitikėm vietą su todėliu, aš parodysiu, kaip atrodo ta Šveicarija iš paukščiaus skrydžiaus. Aš netikiu, kad taip čia galės teikti. Kas buvo? Laukiu savo 5 eurų, kas jau.